Sveiki atvykę į Produktyvumo architektų tinklalaidę. Vietą, kur apžvelgiame naujausias dirbtinio intelekto naujienas ir įrankius, kurie keičia tai, kaip mes gyvename ir dirbame. Šią savaitę kalbėkime apie GPT agentą. Ar jis jau gali viską atlikti už mus? Naujausia ChatGPT agento funkcija skamba kaip svajonių asistentas. Tai lyg virtualus darbuotojas, kuris veikia jūsų kompiuteryje. Naršo svetainės, analizuoja duomenis, užsako maistą, perka dovanas ir visa tai be jūsų rankų prisilietimo. Na, beveik. Kai įjungiate agento režimą, kurį šiuo metu jau pasiekė tiek ChatGPT Pro vartotojai, tiek Plus bei Team licenzijų vartotojai, jūs leidžiate algoritmui ne tik atsakyti į klausimus, bet ir dirbti jūsų vardu, jūsų kompiuteryje. Tarsi tai būtų jūsų virtualus asistentas su savo pelės žymekliu ir klaviatūra. Beje, Plus ir Team naudotojams užklausų skaičius yra 10 kartų mažesnis nei Pro versijos naudotojams. 40 užklausų per mėnesį. Agentas atidaro savo tarsi mini operacinę sistemą, kurioje gali naršyti svetainės, skaityti straipsnius, naudotis rezervacijų sistemomis, pavyzdžiui, OpenTable, ar prisijungti prie elektroninių parduotuvių, tokių kaip Amazon. Tai reiškia, kad jis naršo taip, kaip naršytumėte jūs, tik autonomiškai. Tačiau, ir čia svarbu, agentas dar nėra nepriekaištingas, o šiai dienai kai kurios užklausos užtrunka ilgai. Pabandėme į darbą paleisti 3 agentus vienu metu. Vienas planavo gimtadienį ir dovanas, kitas kūrė verslo pristatymą, o trečias analizavo YouTube kanalą. Kiekvienas dirbo savo virtualioje erdvėje, be trukdžių vienas kitam. Agentai gali vykdyti užduotis vienu metu, kaip atskiri darbuotojai. Tačiau įdomu tai, kad net OpenAI vadovas Sam Altman įspėjo, būkite atsargus. Jei agentas ima jūsų kreditinę kortelę ar elektroninio pašto prisijungimą, jis turi galimybę veikti autonomiškai. Tai gali būti naudinga, bet ir pavojinga. Funkcijos reikalauja pasitikėjimo tiek žmogaus, tiek visuomenės mastu. Ir taip mes visi esame bandymo triušiai, bet kaip rodo patirtis, rizikuodami mes ir atrandame tikrasias inovacijas. Jei visa tai skamba įdomiai, išbandykite patys. Tik nepamirškite, kaip ir bet kuris naujas įrankis, agentas geriausiai veikia, kai žinote, ko norite ir leidžiate jam padėti. Kviečiame pasidalinti savo patirtimi, naudojant šį funkcionalumą.